Tai va, pamatysim darbo rezultatą šitų mūsų gražiųjų, didžiųjų burvalčių vėtrungių, kurias 3 dienas meistravo 2 kompanijos. Tai yra Krikragos kompanija. Ateikit jau, aš jau, turit matytis jau visiems, kiek aš čia galiu. Tai istorinis momentas, naujai gimusios vėtrungės šio projekto metu. Pirmąją neša vadovas vyrmeisteris Laurinas Jodeška. Šita vėtrungė tai yra pirmoji Klaipėdoje, jis skirta dedikuota berbomui, o antroji vėtrungė tokia truputį dar neužbaigta, kūrybiška, meniška, išieškota, joje slypi visa Krikragos cecho filosofija, idėjos nuo pat senų laikų, nuo gamtos, nuo stichijų, nuo ženklų, iki realybės tokia, kokia vyksta ten kiekvieną dieną, šokiai, muzika, linksmybės ir geras buvimas. Taigi, štai jūs matote, jos ne visai dar užbaigtos, bet tikiuosi, kad pabaigsime ir pakviesime į pabaigtuves ceche. Nuoširdus ačiū ir kviečiu dar Denisas, kur yra. Denisas. Nikitenka. Vėtrungių metų idėjos autorius Klaipėdoje, patarėjas, konsultantas, įkvėpėjas ir visoks koks, daug čia jo žinių sudėta, daug net ir aš pradėjau šitą išmanyti apie tas vėtrungės jau ir klaidas pastebėti. Tai nuoširdus jums ačiū ir jeigu kas nors nori kažką pasakyti, aš... Tai labas vakaras visiems. Ačiū Ritai iš tikrųjų už progą išbandyti tradicinį vėtrungių gaminimo būdą ir už visą šią suorganizuotą šventę, nes kiek mačiau, tai Rita čia ir šoko, ir dainavo, ir dalyvavo, ir organizavo, viską darė. Tai iš tikrųjų noriu, kad visi labai dar kartą paplotumėm Ritai. Ačiū už kvietimą, ačiū už pagalbą vyrukam ir dabar trumpai pristatysiu, kas čia yra per vėtrungę, ko jinai yra kitokia negu galbūt iki šiol pagamintos visos vėtrungės, kurias matome Neringoj, tiek pačiam Šiaurės Rage, kur yra atidaryta alėja. Šita vėtrungė yra pagaminta remiantis tradiciniais gaminimo būdais ir tradiciniu medžiagiškumu, autentiškais. Ačiū Denisai už pataisas. Tai, žodžiu, visi raižiniai, kuriuos matote, yra iš juodalksnio, rėmas yra iš ąžuolinis rėmas. Tai čia va tas būtent autentiškumas medžiagiškume yra. Taip pat konstrukcija irgi yra autentiška. Šilutės muziejuje yra pavyzdys, vienas iš nedaugelio likusių, pagal kurį va šita vėtrungė ir buvo daryta. Tai va, čia vyrukai kaip tik turi pavyzdį, kaip šiais laikais gaminam vėtrungės. Tai yra rėmas, į kurį realiai įsistato raižiniai ir čia susikliuoja daugiau mažiau viskas. Taip ir aš darau vėtrungės, taip ir Vaidas Bliužius daro vėtrungės, o taip pat kaip čia padarytos vėtrungės, tai darydavo kuršiai. Rėmas būdavo kuršininkai. Ačiū Denisai už pataisą. Rėmas buvo kiauras, šita dalis, kur yra vietovinė plokštelė, viena svarbiausių dalių vėtrungės yra skardinė. Taip, nes jos irgi, kad lengvesnė būtų, ažūriškesnė ir dar čia trūksta vimpilio, jisai irgi ryšys prie rėmuko, tam dar reikia laiko, 3 dienų iš tikrųjų nepakanka vėtrungiai, kad pabaigti pilnai. Tai va, ir čia yra kiauras rėmas, jeigu čia kažkas norės prieiti paskui pažiūrėti, tai kiauras, kad iš tikrųjų vanduo nestovėtų ir eitų ir medžiaga, kaip sakant, medis kuo mažiau bendraugautų su drėgme. Dabar apie raižinius. Šita vėtrungė yra dedikuota Ernstui Vilhelmui Berbomui, kuris, taip kaip ir vadinamas, yra neoficialiai vėtrungių krikštatėvių tėvų. Dėl to, kad būtent tokios vėtrungės, kokias mes dabar jas matome, atsirado po Berbomo, kaip pavadinti, intervencijos. Jis buvo labai meniškas, labai išsilavinęs ir įvedė žvejybos įstatymą, suskirstė kuršių marias ir sukūrė šitas iš tikrųjų vietovinės plokštelės, kur čia šitam raižiniui yra jų daug. Kiekvienas kaimas turėjęs tikrąjį žvejybos leidimą, turėjo tą vietovinę plokštelę sukurtą Berbomo.
Tai yra aplink ją žvejai iš tikrųjų sukūrė tos raižinius. Tai dedikacija yra tokia Berbomui už visą tą, sakykime, indėlį ir padėką, kad turim vėtrungės šiandien. Pirmas raižinys, pirmas namas vadinamas yra Kurėnas pavaizduotas, kuris ir nešė dažniausiai, visada iš tikrųjų nešė vėtrungės. Kurėnai grįžkai vadindavosi kitaip priklausomai nuo to, kokį tinklą įsimesdavo žvejoti, ir ten didelinė valtis ar panašiai, ten dydžiai skiriasi. Ir čia yra pavaizduotas Kurėnas kaip ir be vėtrungės, bet tiesiog ta vėtrungė užsideda ar ne ant Kurėno. Ir čia yra vietovinės plokštelės. Kairė pusė, čia jeigu kas žino, vietovinės plokštelės yra būtent Neringa. Taip, Neringa. Kitoj pusėje kitaip. Denis, išsidaurai. Tai čia yra, žodžiu, Neringos krantas, vakarai. Čia viršui bus Klaipėdos vietovinės plokštelės, o čia jau rytinis krantas, Kintai, Mingė, Ventė. Čia, aišku, to dešiniai, kur Nida, Preila, Pervilka. O čia Klaipėda, Smeltė ir visi kiti. Tai va, tai toksai, kaip sakant, priminimas, kad tų vietovinių ženklų buvo daug. Apačioje matome, čia būdavo rodiklė, bet pasirinkom tokį senesnį vėtrungio gaminimo būdą, kur rodiklės nėra. Yra taip kaip ir stačiakampis profilis priekyje. Čia yra kuršiška sagė. Ir iš tikrųjų vėlgi susiraša su Berbomo visa asmenybė, kadangi jisai buvo didelis fanas iš tikrųjų šito krašto viso, jis labai domėjosi istoriją, buvo archeologas, daug labai dalykų supiešė, suarchyvavo ir ta sagė ne veltui jinai yra ir kuršiška, nuo marių, ir dar plus Berbomas iš tikrųjų tai, ką jisai darė, irgi ryšasi su to. Viršūnė taip pat yra kuršiška sagės motyvas, lankinė sagė. Ačiū. Okay. Tai Denisas gal daugiau apie sagės galės papasakot gal po to, o tada perbėgam per kitus raižinius. Čia yra namas jau pavieniai dalykai, kur yra pavaizduotas grafiškai Muižės dvaras, kuriame Berbomas gyveno. Name yra motyvas, kaip Berbomas buvo labai didelio stoto vyras, įteikė vietovinę plokštelę žvejui. Žveją galima atpažinti iš žvejo kepurės, kaip jinai vadinasi, Ziudvestė. Ir perduoda kaip tik Nidos vietovinę plokštelę. Dėl to, kad Nida tokia kaip ir, bent jau ir man tai buvo, kad daugiausia Kurėnų susiburdavo tenais ir daugiausia buvo galima pamatyti vėtrungių ir iš tikrųjų kuršiai tas vėtrungės paskui kaip ir suvenyrus gamino, tai Neringa ne veltui iš tikrųjų ir dabar netgi visi galvoja, kad vėtrungės yra atėjusios iš Neringos. Dėl to, kad jie labai daug tada buvo padarę darbą dėl vėtrungių PR ir šiais laikais irgi visos vėtrungės gimė nuo Nidos. Vaidas Bliūdžius pirmas vėtrungės darė būti Nidai ir Nidoje aš pats pirmas pamačiau vėtrungės ir visai galvojau, kad jos yra tik Nidos. Ne tik aš, tai turbūt taip ir jo. Tai va, einam toliau ir ten matome dar vieną labai istorinį motyvą, krikštą. Krikštas vėlgi tai yra Mažosios Lietuvos ar Kuršių daugiau. Mažosios Lietuvos, iš tikrųjų, toksai etno simbolis, kur palaidotus žmonės puošdavo kapus, iš tikrųjų, būtent antkapiai būdavo būtent mediniai krikštai, kurie irgi nėra labai išlikę, bet apie juos yra irgi labai daug istorijos medžiagos, kurią galės papasakoti Denisas mikrofonu arba vėliau kažkam, kas norės domėtis. Ir viduj vėlgi yra pavaizduotas Berbomas savo laisvalaikiu, kurį skyrė iš tikrųjų, kaip ir minėjau, karštotyrai, dailiai ir visam tam. Plus irgi krikštas yra rupūžės formos ir tame yra irgi labai daug visokių prasmių. Berbomas miręs, tai vėlgi jisai yra krikšte ir ženklas yra Muižės ženklas šitą viskardelį. Berbomas gyveno Muižėje ir ten buvo netgi tokia istorija, bet pabaigai papasakosiu, kuomet žvejai iš tikrųjų nelabai buvo patenkinti to žvejybos įstatymu. Dėl to, kad ne visur vienodai kimba mariose, ar ne? Ir buvo ten susirinkę rimtai su juo pašnekėt, buvo jau užmetę virvę ant šakos ir jau ruošėsi iš tikrųjų Berbom pakart, bet jisai buvo tikrai galingas stotų vyras ir labai stiprių nervų. Ir sakė, karkit, sako mane, bet sako, pasakys kitą tokį, gal nerputesnį, griežtesnį žmonę, sako, ir jūs nieko nuo to nepasieksite. Tai ir jį paliko iš tikrųjų gyvą ir po to palaidojo toj pačioj Muižėje, yra Muižės kapinės, kur važiuojant link Ventės ragą galite jas aplankyti ir pasižiūrėti, kur tas vėtrungių tėvas ilsisi. Tai tiek. Nuostabus pristatymas, išsamus.
Ar Krikraga norėtų pasakoti be savo vietų? Trumpai. Trumpai, tikrai trumpai, nes mums čia pasakot, nežinau, ar užtektų laiko. Į šokius nebespėtumėm. Tai mes esame iš tikrųjų dėkingi Bergmanui, ne? Berbomui ir tos lengvinančios aplinkybės, kada buvo leista puošti tas. Nes mes pasirinkome, čia yra Klaipėdos vėliava, nes mes esam Klaipėdoje. Vietovinis, nu ne Klaipėdai, vietovinis ženklas jo. Tai, o visą kitą susikūrėm palie tai, kaip mes suprantam, ką mes veikiam ir ką mes darome. Tai trumpai, čia yra mūsų simbolis mūsų asociacijos, tai yra sukūrys. Sukūrys, tai gali būti ir, nu, vėjai kokie nors, arba 4 kryptis, romba žemė. Tai yra gyvybės medis. Čianais yra labai mums kilo daug diskusijų, kas čia iš tikrųjų yra. Galvojom daug ir nelabai taip išgvildenom, kas tai yra, bet galiausiai gavosi tai, kad čianais vos ne kaip eglė žalčių karalienė. Nes tai yra eglė ir mes žaltį čia taisėme. O žaltys labai netikėtai irgi, mes tik sugalvojom čianais bekuriant. Ir labai gerai buvo su Žalvariu žmogus, kuris šiandieną rytą tą žaltį ir mums padirbo. Tada Denisas juvelyras mums tokius daikčiukus, kad... Danielius jo. Padarė, kad jisai sukiotųsi, nes turėtų nuo vėjo jinai suktis. Tai labai svarbi detalė. Jo, labai. Turėjo sukiotis. Turėjo būti kažkas suktis. Turėjo, čia mes vildenom, nes mūsų susirinkimas buvo prieš 2 savaitės gal. Prieš 3 savaitės mes labai rimtai diskutavom, kas ten turėtų būti pavaizduota, kodėl, kam. Visą dieną, visą sekmadienį. Visą sekmadienį mes ten ginčijomės ir peršėmės. Gerai išėjo. Nu, turbūt, kad gerai. Viso šito vaizdo autorius tai yra Sigitas, jisai nupaišė, jisai buvo išvažiavęs, jo nebuvo, po visos diskusijos išvažiavo 3. Ne, Sigitas materializavo visą tai. Nupaišė visą... Idėjos buvo kokių 5-6 žmonių, ar 4, svarbu, bet Sigitas viską tai sugėrė ir išleido į eterį, kaip sakant. Materializavosi tos visos idėjos. Jeigu jūs prieitumėt, arčiau pamatytumėt va čianais didelį chaosą. Tiesiog didžiulį chaosą visokiausių veiksmų. Čia yra girnos. Mes ėmėm kaip principą tai girnos, kur mala viską. Po to mums Denis pasakė, kad yra simbolis toksai, amuletas jo, gintarinis. Aš nežinau iš tikrųjų, kaip jisai vadinasi. Gal mes po to viską detalės išsiaiškiname. Taip, po to čianais šokiai, instrumentai, viskas, ką mes darome, veikime ir kaip gyvename, sudėta va šitoj pusėje. Tai iš tikrųjų iš masyvaus į visą tą bordaką, iš gamtos į interpretaciją, į žmogaus kūrybą per girnas. Dar kas čia apačioje ir kas čia? Apačioje čianais yra žemė, žemės simbolis, o čia yra vanduo. Tai elementas jame. Ir tada dar vienas klausimas, o kur jį bus, ką su ją veiksim? Nu va, jau kai kitais metais darysim pamatus, tai ją iškelsim aukštai. O dabar tai turbūt mūsų dirbtuvės ją pakelsim ant stogo, kad tai visai Klaipėdoj matytųsi. Norėčiau, kad kažką pasakytų Sigitas. Šitas žmogus daug nekalba, jisai labai moka klausyti. Tai čia yra tikrai Krikragos produktas ir visų tų žmonių, kurie kažką randa palėpėse, tai jie supranta, kas čia. Ačiū Sigitai. Šito žmogaus kruopštumas yra kosminio dydžio ir lygio. Jisai tiesiog niekas kitas nebūtų to padarė šito chaoso, kaip tik pats kūrėjas ir Sigitas. Paplot! Noriu dar padėkoti visiems, kurie mums padėjo, nes buvo merginų ir dažytojų, tai begalės čia visą laiką, Indrė, Kotryna, Ilona, Rūta. Ačiū! Kurios atėjo mūsų talkino. Bet dar reiks užbaigti, dar ne pabaiga. Ir dar noriu padėkoti, čia yra mūsų krikštytoja Krikragos, kuri davė mūsų vardą, tai Rūta Vildžiūnienė. Kuris pasakys, kas tai iš tikrųjų, nes mūsų visi klausinėja ir mes niekada nežinom, kaip čia yra iš tikrųjų ir iš kur tas žodis ištrauktas ir apskritai net kaip jis kirčiuojamas visi klausimai. Žemaitiškai Krikraga.
Telšiuose Dacys Andrius, kas žino Žemaitus, vedžiu ekskursiją prie Alkas muziejaus Šalipmast ežer, sak, žinaka, muziejininkams pritrūks krikragų, aneinat pasikapstai tų visokių, žina, liekanelių, archeologinės medžiagas parsinešė, ekspozicija papilda. Tai tai krikragai, žinokit, kas žemėdulė, kas tor didelė istorija, jeigu jums trūks, kokiu nors smulkmenėliu galit pasidaryti patys. Ačiū labai, krikštamotį, krikragų. Na ir dar Denisas nori kažką tarti. Rokiruotis vyksta. Sveiki, gyvi, labas vakaras visiems. Tai pirmiausia, aišku, čia yra nerealus darbas, todėl kad jūs įsivaizduokite perkelti savo, jiem ypač Krikragą norėčiau pasakyti, kad šaunuoliai yra, kad jie ėmėsi apskritai tokios iniciatyvos, nes patikėkit manim, vėtrungę pagaminti nėra tas pats, kaip, nežinau, nupaišyti kažkokią laivelį, nes tu savo idėjas pirmiausiai turi paversti piešiniu, tai jau yra sudėtinga kai kam, ne, kaip ir kai kam pasakyti žodžius iš minties ištraukti. O antras dalykas yra pagaminti. Ir jie minėjo tas girnas, tai čia tas mano pasiūlymas yra šiek tiek gilesnis, tai nėra vien amuletas. Sakykime, tas, ką jūs matote, tas skylutės 4 pusės, tai yra turbūt pirmą kartą istorijai paimtas neolito lobio, Juodkrantės lobio amuletas ir panaudotas vėtrungai. Buvo rastas 19 amžiaus vidury Juodkrantėje, žinote, garsųjį lobį, tai buvo tie skridiniai vadinami saulytėm arba smagračiais. Ir tos skylutės seniai, reiškia, žmonės, akmens amžiaus žmonės, jie įsivaizdavo pasaulį plokščią. Ir per vidurį būdavo ašis, kur sukdavosi pasaulis, jis buvo plokščias. Ir tos skylutės simbolizavo 4 pasaulio dalis, reiškia, šiaurė, pietus, rytai, vakarai, arba pas latvius, tarkim, tai yra 4 metų laikai. Ir dabar tas ratas. Tai kadangi Krikraga užsiiminėja, pavadinkim, gyvaisiais amatais, tai jie ne tik yra teoretikai, jie praktikai, jie prikelinėja, sakykime, protėvių tradicijas, jie puoselėja jas, užsiiminėja tais senaisiais amatais. Tai tas ratas tarsi simbolizuoja ciklą, kad mes perimam, kad tai nesibaigia, kad tai, ką darė mūsų protėviai, mes vėl darom. Tai yra, sakykime, kaip ir gyvenimo ciklo to, kad nenutrūksta tos tradicijos. Tai va, ta prasmė yra gilesnė. O tai, kad jūs matot chaosą, čia nepagalvokit, tai yra menas, taip, bet jeigu jūs pamatytumėt keletą vėtrungių iš tų archetipinių, kurios yra 19 amžiaus vidurio arba 20 pradžios, ir senieji kuršininkai, pasinaudosiu progą, kuršiai ir kuršininkai yra visiškai skirtingi dalykai. Kuršiai tai yra gentis, kuri išnyko 16 amžiui. Kuršininkai yra kuršinerijos gyventojai, reiškia, buvo Prūsijos laikais ir panašiai. Tai čia visą tai, ką jūs matot, yra kuršininkų vėtrungės, ne kuršių. Tai kuršiai irgi nešiojo tos amuletus ant kaklo. Tai, sakykime, kuršininkų vėtrungėse tas chaosas buvo. Yra viena vėtrungė, kur žmogus, ar jisai prisigėręs buvo alaus, ar dar ką nors, bet jisai tokią nesąmonę pavaizdavo. Ir tai yra archetipas, ten yra zigzagai kažkokie. Ir dabartiniai istorikai laužo galvą, ką jis ten bandė vaizduoti. Ten, gal kažkas mato fachverkų motyvus, dar kažką. Tai sakykime, jie tai, ką padarė, jie nenusižengė kažkokiom tradicijom, buvo taip darė. Nes mes remiamės iš esmės, sakykime, tuo, ką darydavo tie senieji vėtrungių gamintojai. O kalbant apie vėtrungę su muižos ženklu, kurią laiko Laurinas, tai čia yra proga. Šitą lankinę segę jūs galite pamatyti Lietuvos mažos Lietuvos istorijos muziejuje. Jis yra originalas ir panaudota. Tai yra 9 amžiaus kuršių segė. Šita rozetinė segė irgi. Tai yra 7-8 amžiaus kuršių segė rasta Bandužiuose. Ir tai mes perkeliam segės, tai tarkim, čia yra ir plus kaip ir Neptūno šakė, tai sakykime, kaip ir žeberklas yra vėlgi kažkokie marių simboliai. Tai Verbamas buvo kraštotyrininkas, kuris paliko labai didelį palikimą po savęs, ne tik jo ženklų sistema, jis buvo netiesioginis tėvukas, nes tiesiog patys žvejai sukūrė tą dalyką, kad jie pradėjo aplinkui daryti kažką. O Verbamas paliko labai didelį tą kraštotyrinį palikimą, tai sakykime, archeologija buvo viena iš jo domėjimosi sričių, štai kodėl mes panaudojam kuršių segės. Ir šita vėtrungė yra be abejo unikali tom, kad jinai pagaminta šitam konkrečiam žmogui, antros pasaulyje tokios nėra. Ir manau, kad jeigu jinai liks Klaipėdoje ir kažkur bus sutinkamai eksponuojama, vokiečiai šniūrais eis pasižiūrėti savo Verbomo vėtrungės, nes tokios antros nėra. Ir Laurinas šaunuolis pats sukūrė visą, rado ikonografiją dvaras, tai nėra iš galvos, jis rado ikonografiją, rado nuotrauką to dvaro, jis yra paimtas krikštas irgi, sakykime, vėlgi tai yra mažosios Lietuvos abiejų krantų, tiek kuršių marių aplinkui, reiškia, būdingas medinis antkapinis paminklas, kuris yra labai įdomus ir jeigu matėt Nidoj kapinaitės, jų yra daug rekonstruotų, tai krikštas vėlgi yra mūsų tapatumo ženklas, kuris būdingas tik mums.
vėlgi jisai keltas yra ir tai susijęs su paveldu. Ir tai Berbamas, kadangi miręs, nu tai tam krikšte jis ir paišo dabar ten kažkur Dausuose, žodžiu, savo tas vėtrungės. Trumpai tiek. Aš stabdau Denisą, nes žinau, kad jis šią temą galėtų kalbėti turbūt savaitę ar dar daugiau nesustodamas. Ir aš tikiu, kad mes naudosimės jo žiniomis, jo lobiais žinių ir kviesim jį dažniau ir mes išgirsim. Tu turėsit galimybę su mumis pakalbėti. O dabar tiesiog noriu labai jums abiems padėkoti ir įteikti va tokias padėkas su gerbiamo Alberto Martinaičio amuletais. Jo, iškrito, netyčia. Kurią spalvą? Sarinas. Gali paimti. Ačiū labai, ačiū vyrai. Džiaugiuosi, kad kilo mintis, kad kilo ta man kažkaip. Taip, čia Martinaičio meistro. Tai dėkoju. Ačiū.